Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje sudėtingomis mokslo temomis kalbame paprastai ir visiems suprantamai. Prie mikrofono Darius Matas. Tikime, kad įsamus pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galvą ir gal net privers pakeisti nuomonę ar bent suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Naujausiame Mokslas be pamokslų epizode kalbininkė profesorė Daiva Sinkevičiūtė, kuri papasakos apie tai, kokius vardus lietuviai mėgsta suteikti savo vaikams ir kaip savo vaikus vadina migrantai iš Lietuvos, gyvenantis kitose kultūrose. Labadiena. Labadiena. Daug metų tyrinėjate lietuvių vardus. Kokia buvo pradžia? Kaip tuo susidomėjot? Tai ta pradžia labai mano įprasta ir tradicinė. Aš esu Vilniaus universiteto filologijos fakulteto absolventė, atėjusi į universitetą studijuoti jau nuo mokyklos laikų, mane domino vardynas ir aš domėjausi vardais. Ir visą laiką tas domėjimasis po truputį augo, plėtėsi ir kadangi tos temos yra labai įvairios, aš vardais domiuosi dar ir dabar. O kodėl tie vardai taip sudomino jūs? Žinokit, net nežinau, ką ir atsakyti. Čia toks keistas klausimas, kodėl sudomino. Man atrodo, kad vardai sudomino mane tuo, kaip ir bet kurį kitą žmogų kažkas, kuo jis susidomi, įsigilina, pradeda ieškoti, kasti, atsiranda daug neaiškių klausimų ir tada domisi toliau. Tai man atrodo, kad čia ta tokia žmogiškoji priežastis. Atradimo džiaugsmas, kažką surandi, sužinai, paskui vėl skaitai, vėl žiūri, vėl kažkas yra neaišku ir tada taip ir sekasi tas gyvenimas. Ką vardai pasako apie tautą, apie jos kalbą filologui? Labai daug pasako. Aišku, visų pirma, reikia žiūrėti į tai, kokia yra vaikų vadinimo tradicija, kokia yra kultūra, nes tautos yra labai skirtingos. Vienos vaikus vadina vien tik krikščioniškais vardais, kitos vadina krikščioniškais ir tautiniais vardais. Ir čia, aišku, kalbant iš Europos perspektyvos, mes tuo esame ir išskirtiniai, kad mūsų vardai yra ne tik tai krikščioniški, turi tą tokį bendrąjį europinį paveldą, bet mes turime ir savų lietuviškų vardų ir jie gana stipriai paplitę yra. Tai ir pakalbėkime apie tuos vardus kiek įsamiau. Jeigu pažvelgtume į paskutinių metų ar kelerių laikotarpį, kokios tendencijos vyrauja, kokius vardus dažniausiai suteikia? Tai tos vardų mados taip drastiškai ir staigiai nesikeičia. Jeigu mes žiūrėtumėme į tuos paskutinių metų dešimtukus, jie keičiasi po truputį. Kažkokių šuolių, drastiškų šuolių tuose dešimtukuose nėra. Nebūna taip, kad staiga, pas mus nėra taip buvę, kad staiga kažkoks vardas taptų populiarus, patektų į tuos pačius, į pačią viršūnę. Vardai keičiasi pamažu. Mados tos ateina, praeina, bet staigių šuolių nėra. Jeigu žiūrėtume visą tą tokį vardyną, pačių dažniausių vardų, kas jiems būdinga, tai aišku, kad matom, jog dominuoja nelietuviškos kilmės vardai. Pagrindas būtent yra europinės kultūros vardai, krikščioniški vardai, bet jų genetinė kilmė yra nelietuviška. Kitas dalykas, jeigu pažiūrėtumėm į mergaičių ir berniukų vardus, tai mergaičių vardai yra universalesni. Turime, tarkim, vardą Emilija, Amelija, Sofija. Jeigu nepaisytumėme rašybos, skamba vienodai daugelį pasaulio kalbų. Tuo tarpu krikščioniškos kilmės berniukų vardai, jeigu mes juos žiūrim šiuo požiūriu, matom, kad jie turi daugiau to lietuviškumo. Tarkim, Adomas, Jokūbas, šitie vardai yra būdingi lietuvių kalbai, bet jų genetinė kilmė yra nelietuviška. Bet kamieno forma tai yra specifiška, lietuviška. Ir aišku, berniukų vardai turi galūnės. Tai tos galūnės mus ir išduoda. Dar kitas dalykas, kuo mergaičių vardai skiriasi nuo berniukų, kad mergaičių vardynė daugiau yra lietuviškų vardų. Štai tarkim, tuos dažniausius 10 vardų mes turime Liepą, turime Luknę, anksčiau daugiau tų vardų buvo tokių baltiškų, bet berniukų vardynė tie tautiniai vardai jau senokai pasitraukia yra iš pačių dažniausių vardų. Tai va čia tas toks skirtumas. Minėjote, kad tos tendencijos nesikeičia kasmet, jos yra tokios ilgalaikės, bet vis tik kas jas lemia? Anksčiau bent jau buvo juokaujama, štai koks nors populiarus serialas parodomas ir tuomet jau
pusė mergaičių yra pagrindinės veikėjos vardais pavadinamos. Ar yra tame tiesos? Kokios tos tendencijos? Na, aišku, aš turbūt norėčiau grįžti prie tų jūsų pasakytų serialų. Na, tie serialai didelės tokios įtakos nepadarė. Čia gal žmonės daugiau atkreipdavo dėmesį į tuos vardus, kuriuos išgirsdavo serialuose ir vienas kitas pasitaikydavo. Dabar žiūrėtumėme, jeigu į praeitį, tai tokį vardą kaip kažkada buvo serialas Alondra, tokių vardų, ryškių vardų, kurie buvo serialų vardai, jų mūsų vardyne nėra. Taip, gyvena viena kita Milagra, viena kita Alondra, bet jų yra mažai. Tai didelės tos tokios įtakos, tokių ryškių kažkokių poveikių tie išskirtiniai tokie vardai nepadarė. Kas lemia, į kitą klausimą atsakant, kas būtent lemia tuos vardus, kodėl jie keičiasi, mados keičiasi, tai aplinkybės yra įvairios. Mes nesame nei uždari, mes nesame kažkokie išskirtiniai, gyvename Europoje, gyvename pasaulyje ir aišku, tai, ką žmonės mato, girdi, jie duoda tokius vardus ir vaikams. Įtakos labai daug daro paskutiniu metu, aišku, garsūs žmonės, jų vaikų vardai, daro šeimos tradicijos. Tai jeigu yra ta tokia tradicija duoti vaikams senelių vardus, duoti vaikams tėvų vardus, žmonės to ir laikosi. Kitais atvejais, ieškodami, norėdami surasti vaikui vardą, žmonės galvoja, koks šitas vardas galėtų būti. Na, tai ir prasideda. Turi dėrėti prie pavardės, vardas turi būti trumpas ar ilgas, na, priklauso koks tėvų yra skonis. Turėtų būti lietuviškas, turėtų būti nelietuviškas. Tai yra daug tų dedamųjų, na, kurios keičia tas vardų madas. Ir aišku, bendras skonis pasigauna vienas vardą, paskui nugirsta kitas, gražu, plinta. Bet jeigu žiūrėtumėme taip plačiau, tai toks pokytis, na, tie dešimtukai, aišku, po truputį keičiasi, kinta, bet esminis dalykas, kuris labai stipriai keičiasi ir ką mes matome ne tik Lietuvoje, bet ir kaimininėse šalyse, tarkim, ir Latvijoje, ir Estijoje, tai labai gerai matyti, kad patys dažniausi vardai tampa vis retesni. Jeigu mes pasižiūrėtumėme į tuos dešimtukus, na, pačius populiariausius vardus, kokiais buvo vadinti vaikai, tarkim, prieš 10 metų, prieš 20 metų, tie patys dažniausi vardai buvo gerokai dažnesni. Aišku, tai susiję ir su gimstamumo mažėjimu, bet tai ne tik gimstamumas. Tėvai vis dažniau ieško kuo įvairesnių vardų. Apie tokius mažiau įprastus galbūt vardus taip pat pakalbėkime. Kokių jūs esate užfiksavusi, jums įsiminusių ir iš kur jie tuomet kildinami? Oi, tų vardų įvairovė tikrai yra didelė, bet aišku, galbūt reikėtų pasirinkti tokį rakursą, kalbėti vardai, kurie yra nauji, iki šiol neduoti, nes po truputį tie vardai, kurie kažkada buvo, na, vienetiniai, reti, kai kurie jų prigijo, tapo plačiai paplitę ir jau tampa visiškai priimtini. Tai aš galvočiau apie šiuos metus, reikėtų pakalbėti apie 2024 metus. Tai tarkim, man labiausiai įstrigo mergaitės vardas Laumė. Na, Laumės, kiek man teko matyti, mes iki šiol esame neturėję ir čia yra tas su lietuvių kalbos žodžiu susijęs, iš lietuvių kalbos žodžio kilęs vardas Laumė. Arba pavyzdžiui, berniuko vardas, retas vardas Timis. Mes lyg esame įpratę, kad dažniau būtų tas vardas Timas su kita galūnė, čia turime galūnės variantą. Na, galima, tarkime, minėti vardą Sonetina. Sonetina, pamatas žodis sonetas, dabar madingi yra tarptautiniai, tie tokie vardai iš tarptautinės leksikos atsiradę vardai ir va sonetina to reprezentantas. Ir matome dar priesagą pridėtą ina, tai tokiu būdu, na, tas vardas praplečiamas, yra tokia mada, šis vardas tą reprezentuoja. Arba pavyzdžiui, naujas vardas atsirado Umita. Turbūt visi žinom aktorę Uma Thurman ir čia yra darinys, būtent su priesaga į tą Umita padarytas naujas vardas. Tai tėvai yra labai išradingi. Taip pat teko skaityti viešoje erdvėje, buvo daug aptarinėjama vienos žiniasklaidoje dirbusios moters sprendimas dukrą pavadinti Pasaka jūra. Taip.
Ir netgi teko skaityti, jog nebuvo lengva tokį vardą registruoti. Tas vardas Jūra pasaka, man atrodo, ar ne? Tai tas vardas Jūra pasaka man visiškai neatrodo kažkoks kitoniškas ar išskirtinis bendrame kontekste. Šito vardo išskirtinumas yra tas, kad jų nėra daug tokių vardų, bet pagal visą savo pamatą jis nieko nesiskiria nuo kitų vardų. Ir aš berods, kiek esu žiūrėjusi, vardas pasaka jau buvo registruotas, man rodos, anksčiau, galiu ir klysti. Tai šitie vardai tokie kaip išskirtiniai, vienetiniai, kaip mano minėta Laumė, arba čia prieš keletą metų buvo kilęs tas toks, vajus dėl vardo Kosmosas, turbūt prisimena visi. Tai irgi lygiai tas pats. Daugelio tokių išskirtinių vardų pamatų tampa gamtinė leksika, tampa dalykai, kurie žmonėms atrodo svarbus, kurie atrodo gražūs, vertinami. Tai pasaka žodis teigiamos, labai semantikos, labai gražus, turi užkoduotą prasmę, ir drąsus žmogus davęs tokį vardą. Man yra tekę matyti registre ir vardus litas arba doleris. Irgi matyti pinigingo gyvenimo linkėdami tėvai tokius vardus suteikia. Taip, tėvai turi tą tokią intenciją. Vardas doleris iš tiesų yra registruotas, bet dabar, doleris nėra madingas, dėl lito, nebūtinai sieti ir su litu. Tai tarkim yra lita, litas čia kaip ilgesnio vardo trumpinys, tai ne vien tik su piniginiu vienetu susietinas vardas būtų, bet tokiu atveju aišku, kad yra. Kad tėvai duoda vardus linkėdami vaikams turto, linkėdami būti tokiems, kas pasakyta vardu, ir tai nieko keisto, tai yra užkoduota turbūt nuo senovės. Kiek iš tiesų įtakos vardam darė ir galbūt darys emigrantai arba lietuviai, kurie gyvena užsienyje ir stengiasi galbūt prisiderinti prie tos kultūros, kurioje gyvena? Čia tas toks klausimas truputėlį, sakyčiau, iš kitos pusės reikėtų pasižiūrėti. Ne emigrantai mūsų vardynui daro įtaką, bet Lietuvos vardynas veikia emigrantus. Apskritai emigrantų vardynas matytinas būtent kaip Lietuvos vardyno dalis, nes emigracijoje kritinė masė vardų duotų vaikams nesiskiria nuo Lietuvos vardų. Ir iš tiesų, pasižiūrėjus į tai, kokius vardus duoda emigrantai, galima matyti, kad tie vardai nesiskiria, kad tie vardai yra įprasti lietuvių kalbai. Tai sakyti, kad emigrantai neigiamai veikia Lietuvos vardyną, taip nepasakyčiau. Tas poveikis gal greičiau yra, įvairovės daugiau atsiranda, nes ir emigracijoje yra duota labai daug gražių lietuviškų vardų. Tarkim, vaikas pirmą kartą pavadintas vardu Kaunas būtent emigracijoje. Ar kauniečių šeimoje? Ne, atsakyti negaliu, nes neturiu duomenų, bet kad vaikus vadina miestų vardais, upių vardais, ežerų vardais, tai yra įprasta. Tai yra ta tokia mada, tradicija. Tie vardai nesudaro kritinės masės, bet jų yra. Bet ar yra kažkoks vis tiek paaiškinimas, kodėl vienu metu vienokie vardai suklesti, kitokie miestų ar labiau gamtinių reiškinių ar apskritai gamtos objektų, ar kažkokie lotyniški galbūt šventojo rašto? Taip nebūna, kad čia užplūsta ta tokia mada ir visi jau šventųjų vardai ir visi jau čia tai tokie lietuviški vardai. Yra paprastai, mišinys tų vardų įvairovė. Ir čia, kaip mes pradžioje kalbėjome apie vardų madas, kad tos vardų mados keičiasi, jos keičiasi po truputį. Tai ir šitos tendencijos irgi keičiasi po truputį. Jas veikia labai labai daug aplinkybių. Negalim sakyti, kad emigrantai paveikė ir čia dabar Lietuvos vardyne dėl to, kad jie atsidūrė registre, atsirado daugiau, tarkim, kažkokių krikščioniškų vardų ar kažkokių kitokių. Emigrantų vardynas, aišku, kad papildo Lietuvos vardyną nelietuviškų vardų formomis, tačiau tokių formų vardų nėra daug. Jie nesudaro kritinės masės. Man pačiai kaip tyrėjai buvo iš tiesų labai keista ir nuostabu, toks pasididžiavimo jausmas apėmė savo emigravusiais
pačiais tautiečiais, kad tikrai ta didžioji dalis vardų būtent yra būdingi lietuvių kalbai. Na, negalim sakyti, kad jie yra baltiški, kad jie yra lietuviški, bet jie yra gramatikalūs vardai, jie turi galūnes. Mes juos galime laisvai interpretuoti ir vertinti kaip vartotinus įprastus lietuvių kalbos vardus. Tai va čia tas dalykas. O tai sakyti, kad na, kažkas lemia tas madas, nėra tos tokios universalios tradicijos. Laikomės paprastai kažkokios vienos krypties, na, ji dominuoja. Dabar ta dominuojanti kryptis būtent yra skolinti vardai, kad tai yra na, kritinė masė mūsų vardyno vardų, kad po trupučiuką mažėja tų savos kilmės vardų. Jeigu pasižiūrėtumėme į vardus, na, tarkim, prieš 50 metų, prieš 40 metų, tai tos tendencijos buvo kiek kitokios. Buvo daugiau tų lietuviškų vardų sovietmečių, nes mums tie lietuviški vardai buvo kaip tam tikras, na, gynybos, gal galima sakyti, gynyba galima sakyti buvo mūsų, nes norėjome parodyti, kad esame lietuviai, kad esame kitokie, kad esame tautiniai, o dabar, aišku, ta mada šiek tiek yra apsilpusi. Tai va tos tokios tendencijos dominuoja. Kas bus toliau, na, negalim pasakyti. Visaip pasaulyje klostosi, gal dirbtinis intelektas kažką siūlys, galbūt kitų žmonių kartos reaguos į tuos siūlymus. O kaip tuomet jūs aiškintumėte, kodėl lietuvių emigrantam yra svarbu tuos vardus, na, ar lietuviškus suteikti savo vaikam, arba bent jau, kaip sakote, lietuviškai gramatiškai teisingus? Ką tai rodo? Tai rodo, kad jie yra lietuviai, kad tie, mano bent jau ta tokia išvada ir pastebėjimas ir manimas, kad emigravę žmonės, bent jau didžioji dalis žmonių, savo vaikus mato esant lietuviais. Ir būtent tą rodo tie vardai, kurie turi tas lietuvių kalbos galūnes. Žinoma, kad suteikti tautinius vardus, baltiškus vardus emigracijoje yra sunku, kad kitataučiams tie vardai tikrai yra nepaskaitomi. Ir tėvai norėdami, manau, išlaikyti ir tą lietuviškumą ir prisiderinti kitakalbėje erdvėje, renkasi skolintus vardus, kurie yra įprasti ir lietuvių kalbai, įprasti ir kitoms kalboms. Na, jeigu palygintumėme, tarkim, berniukų ir mergaičių vardus, tai žinoma, kad mergaičių vardyne lengviau išrinkti tokį vardą, kuris, na, tinka visose kalbose. Pavyzdžiui, Amanda, Ema, šitie vardai yra ir lietuviai gali juos linksniuoti įprastai, galima juos ir kitose kalbose be jokio kažkokio kitokio papildomo vertinimo suprasti kaip universalius vardus. O berniukų vardinė, aišku, ieško tėvai, stengiasi rasti kuo daugiau tokių vardų, kurie sutampa. Pavyzdžiui, Lukas, Jonas, kai kuriuose kalbose, tai irgi yra įprastos vardų formos ir tokiais vardais vadina vaikus. Pavyzdžiui, vardas Jonas Vokietijoje yra tarp dažniausių vardų, dėl to, kad ten Jonas irgi yra įprastas. Tai yra tų tokių pastangų, bet tokie vardai nesudaro irgi tos kritinės masės. Didžioji dalis emigrantų vardų yra būtent tokie, kaip ir pas mus Lietuvoje. Pas mus yra populiarus Jokūbas, ten irgi ir emigracijoje gimusių šalių vaikų vardyne tokie vardai yra populiarūs. Na, Jokūbas turi U ilgoje, iš tiesų, ar štai tokių raidžių, kurių nėra lotyniškame raidyne, matot, kad vengia emigrantai ir ne? Na, Šarūnas ar Ąžuolas, tokie vardai. Na, Šarūnas yra nemadingas. Sunkiai užrašomi būtų. Ne, Šarūnas yra nemadingas, iš tikrųjų vardas ir Šarūnų dabar jau, tėvai nevadina vaikų nei Lietuvoje, nei užsienyje. Vienas, kitas, taip, galima rasti, bet, į tuos tokius dažniausius vardus nepatenka. Bet Jokūbas ir Ąžuolas taip. Aš tyriau vardus būtent emigracijoje ir šiuo aspektu pasižiūrėjau, kokius vardus tėvai renka lietuvių kalbos raidžių, specifinių raidžių atžvilgių, būtent E raidės, U raidės, A nosinės. Suprantama, kad raidė E kartojasi dažniausiai, tai yra tipiška mergaičių vardų galūnė šalia A. Tai mano tas toks pastebėjimas buvo, kad emigracijoje tėvai duodami vaikams vardus, jeigu jie pasirenka duoti vardą su lietuvių kalbos galūne, arba ten, tarkim, su ta E, arba su raide, kuri būdinga tik lietuvių kalbai, jie tvarkingai tokius vardus ir registruoja, tokiais vardais vaikus ir užrašo.
Na, mano vienas iš pastebėjimų yra tas, kad mergaitėms dažniau linkę duoti tokius vardus, kurie turi specifinės lietuvių kalbos raidės. Ir aišku, čia dėl sandaros, dėl to, kad ta galūnė E mergaičių vardinė dažnai kartojasi. Didžiosios emigracijos šalyse pagal statistiką tai tokių vardų, priklausomai aišku nuo šalies, yra gan plačiai tokie vardai paplitę. Tai gali sudaryti ir ketvirtadalį visų duotų mergaičių vardų, būtent vardai su E, gali ir sudaryti ir trečdalį. Tai čia mes kalbame apie Norvegiją, kalbame apie Airiją, apie Jungtinę karalystę. Tai tokių vardų tikrai yra daug. Tuo tarpu berniukų vardyne tokių vardų yra labai mažai. Tas Jokūbas būtent ir yra pats populiariausias ir dažniausiai pasitaikantis vardas su ta ilgaja U, bet tokie vardai yra labai iš tikrųjų reti. 96–97% priklausomai vėlgi nuo šalies duotų emigracijoje vardų yra be lietuvių kalbos raidžių. Tėvai stengiasi rasti tokias, išrinkti tokius vardus, kurie tų raidžių neturėtų. Aras vardas, pavyzdžiui, jis tų raidžių neturi. Bet aišku, yra tikrai tokių, kurie pasirenka duoti vardą Ąžuolas. Tai mano irgi tas pastebėjimas yra toks, kad jeigu nusprendė duoti Ąžuolas, tai dažniau su ta A nosinė ir registruoja. Galbūt čia mes kalbame apie mūsų registro sistemos netobulumą, nes čia mums Lietuvoje kyla tų tokių problemų. Kitose šalyse tų problemų jau yra mažiau, nes tos šalys yra turtingesnės ir toliau yra pažengusios. Čia teko vasarą dalyvauti kaip tik būtent konferencijoje ir mes diskutavome šitos klausimus, kaip užrašyti, kaip užrašoma įvairiose valstybėse vardai su specifiniais simboliais, kurie tai kalbai yra nebūdingi. Tai žinoma, tose šalyse, kurios yra pasiturinčios, kurios skiria daug dėmesio, skiria lėšų registrų atnaujinimams, jie tokių problemų jau nebeturi, dalį problemų jau yra išsprendę. Ir dėl to, aišku, ta registracija yra paprastesnė. O kalbant dar apie emigrantų suteikiamus vardus, tie vaikai, kurie gimsta lietuvių emigravusių šeimoje ir tie, kurie gimsta, pavyzdžiui, mišrioje šeimoje, kur galbūt tėtis arba mama yra nelietuviai, ar tarp tokių šeimų jūs matote skirtumų? Aš pati tokių šeimų netyriau, nedariau tos tokios tikslinės atrankos, tačiau mano kolegė iš Vokietijos, Kristianė Šiler, žiūrėjo, kiek tokie vardai skiriasi Vokietijoje gimusių vardų vaikų, kiek tokie vardai skiriasi Vokietijoje gimusiose šeimose. Ir pastebėjo iš tikrųjų tą skirtumą, kad tose šeimose, kur abudu tėvai yra lietuviai, vardai yra lietuviškesni, tose šeimose, kur yra vienas tėvas arba vokietis, arba visai kažkokios dar kitos šalies pilietis, imigrantas, tie vardai dažniau būna nelietuviški, dažniau būna būdingi kitoms kalboms. Netgi ne tai kalbai, ne tos šalies kalbai, kurioje gyvena šeima. O apskritai, kažkokių jums labai įsiminusių vardų emigrantų vaikų pastebėjot, turite mintyje? Atskirų kažkokių ne. Čia aišku tas mano minėtas Kaunas man įstrigęs yra, bet tas bendras visas vardynas, bendri tie tokie asmenvardžiai, jie tikrai nesiskiria nuo Lietuvos. Atskirų kažkokių vardų taip galima tikrai rasti, kur ten yra vienetiniai, kur ten yra specifiniai suteikti emigracijos šalyse, bet kažko tokio, kitoniško ne. Mane iš tikrųjų nustebino kitas dalykas. Mane nustebino, kad tyrint emigrantų vardus, teko pastebėti tą tokį polinkį, kad tėvai dažniausiai vaikams renka vieną vardą. Prieš pradėdama tyrimą aš kažkaip turbūt klaidingai įsivaizdavau, arba bent jau iš pasakymų emigrantų kalbėjimų žiniasklaidoje, kad kai renkame vardus, sunku susitarti, duodame du. Tai man tokio dalyko neteko pastebėti. Būtent, kad didžioji dalis emigrantų savo vaikams duoda vieną vardą. Ir tais atvejais, kai renka du vardus, tai jeigu taip reikėtų kalbėti apie didžiasias emigracijos šalis, būtų kas 10 šeima. Tai tikrai yra nedidelis tas toks skaičius. Ir tais atvejais, kai jau yra nusprendžiama duoti du vardus, kartais 3, 4, bet tai yra labai reti atvejai. Tai tais atvejais, kai nusprendžia duoti du vardus,
nėra to tokio derinimo. Nesistengia tėvai derinti tų vardų. Dažniausiai duoda abu vardus, kurie yra nebūdingi lietuvių kalbai. Tai va čia tas toks specifinis dalykas, kuris mane nustebino, kas man pasirodė keista, nes iš tiesų tikėtina, kad jeigu tėvai yra skirtingi, kad vienas vieną kalbą kalba, kitas kita, tai turbūt ir rinks tuos vardus. Tai iš tiesų, didžioji dalis tokių vardų, bent jau Jungtinėje karalystėje, kur aš detaliai tyriau, tai Jungtinėje karalystėje to, pavyzdžiui, visiškai nėra. Ir, dažniausiai tie yra 2 vardai, kurie duoti nebūdingi lietuvių kalbai. Tada, aišku, kita ta tokia grupė jau jie yra, dažnesni už tuos vardus, kur abu vien tik tai lietuviški ir baltiški. Kita ta tokia grupė, vienas lietuviškas, kitas nelietuviškas, o patys rečiausi, kur abu yra būdingi lietuvių kalbai. Bet vėlgi, kaip ir sakau, dažniausiai tie, kurie yra nebūdingi kalbai. Taip, bet kaip ir pastebėjote, Lietuvoje taip pat yra šeimų, kurios pasirenka suteikti vaikui 2 vardus, ar čia yra kažkokios tradicijos tame, ar štai galima sakyti, kad vienas vardas būna tėvo garbei arba senelio garbei, kitas jau yra vaikui suteiktas vardas, dėl to čia jie abu atsirado, ar kažkokios tokios nėra logikos ir tradicijos? Ta tradicija mes gana aiškiai turim nuo 20 amžiaus pradžios, kai prasidėjo tautinis atgimimas ir, aišku, tėvai norėjo išlaikyti krikščionišką vardą, o kitą davė tautinį vardą. Tai nuo 20 amžiaus pradžios mes ryškiai matome duodamus 2 vardus. Vieną lietuvišką, tarkim Vytautas, kitą Jonas, arba tarkim Birutė ir Ona. Ir žinoma, tai buvo nepriklausomoje Lietuvoje gan įprasta, vienas vardas Dievui, kitas tėvynei, taip gal galima sakyti. Kai kurie tėvai duodavo vaikams ir daugiau vardų, ir 3 vardais, ir 4 yra registruotų nepriklausomoje Lietuvoje. Bet paskui prasidėjus sovietmečiui šita vardų mada nebuvo tęsiama. Paprastai vaikas turėjo vieną vardą ir tėvai turėdavo rinkti vieną vardą. Mada grįžo atgavus nepriklausomybę. Mes jau daugiau nei 30 mečius tą madą turime, bet mada grįžo visai kita forma. Tai tėvai nepaiso duodami vaikams vardus tos tradicijos, kad vienas krikščioniškas, kitas tautinis, ir duoda tuos vardus pagal skonį. Kodėl renka tuos 2 vardus, kaip renka? Vėlgi, viskas labai priklauso nuo šeimos, priklauso nuo tradicijų. Kai kurie tėvai duoda 2 vardus, net negali išsirinkti iš 2, kurį čia tą vieną rinkti. Kartais būna tai kaip susitarimo rezultatas. Tai tarkim, močiutė siūlo vieną vardą, tėvai nori kito, kad nekiltų konfliktas, vėlgi išrenka 2. Dar kiti paiso tų senųjų tokių tradicijų, kad čia yra šventas vardas, suraskime vaikui šventą vardą, duokim tautinį. Būna, kad duoda 2 krikščioniškus ir galvoja, kad čia jau 2 šventieji globos. Tai yra labai daug tokių dalykų. Žinoma, kad šiuo metu daugėja tų mišrių šeimų. Ir Lietuvoje irgi yra ta tradicija, kad vieną duoda vardą tai kalbai būdinga, lietuvių kalbai būdinga, kitą duoda tai kitai kalbai būdinga. Ir tai yra susitarimas. Būna, kad tarkim vardą registruoja, tą patį vardą registruoja skirtingai. Tarkim, Andrius ir Andrėjai, pavyzdžiui. Tai to pasitaiko. Arba Vytautas Vytis, pavyzdžiui. Duoda trumpinį ir duoda tą dvikamienį vardą. Dar porą aspektų apie vardus. Mažybiniai vardai. Kiek jie dar populiarūs, sutinkami, o kiek nelabai? Daivutė arba Jaunutis. Tai šiuo metu tokie vardai tikrai nepopuliarūs ir tokiais vardais su lietuvių kalbos diminutyvinėmis priesagomis vaikų tėvai nevadina. Šitie vardai, turintys diminutyvinės priesagas, pasitaiko, bet pasitaiko tokiuose asmenvardžiuose, kurie yra žinomi iš istorijos, senovės. Vieną kitą Birutę galima rasti, Jaunutį galima rasti, bet juos duoda ne dėl to, kad nori suteikti mažybinę formą, bet suteikia dėl to, kad jį turėjo tokį vardą žmogus, kuris atrodo tuo metu patrauklus. Ir jeigu mes žiūrime iš šios perspektyvos, iš lietuvių kalbos diminutyvinių priesagų perspektyvos, tai šitie vardai buvo labai populiarūs anksčiau. Šitų vardų mada buvo 20 amžiaus pirmojoje pusėje. Ir dabar be abejo, kad galime sutikti tokių žmonių, vyresnių žmonių turinčių tokius vardus, bet vaikų su tokiais vardais tikrai nėra tiek daug, kad galėtumėme
pamatyti, išskirti. Šiaip apskritai šitie vardai sėkmingai funkcionuoja šnekamojoje kalboje ir tėvai tikrai gali pasidaryti tas deminutyvinės priesagas, populiarūs yra trumpiniai, trumpina tuos vardus. Tai čia yra mūsų šnekamosios kalbos vardyno specifika. Taip pat užrašytą vardą galima kartais ir skirtingai kirčiuoti. Kiek tą aspektą irgi gvildenat, tuo domitės ir ar tikrai visą laiką tėvai duodami vardą žino, kad jis gali būti kitaip sukirčiuotas? Ar tai po to nenutinka, kad štai Dovilė nustemba vadinama Dovilė arba Radvilė Radvilė? Būna, aišku, kad būna visko. Tas kirčiavimas kai kurių vardų tikrai yra labai įvairus ir kirčiavimo yra daug variantų. Žmonės tuos kirčiavimo variantus, žinoma, kad visų nežino, kai kurie pasidomi, kai kurie nepasidomi, kiti dar įprastai kirčiuoja taip, kaip jiems atrodo, reikia kirčiuoti tą vardą ir šnekamojoje kalboje funkcionuoja tie vardų variantai. Tai šiuo aspektu šiek tiek aš esu dirbusi, esu žiūrėjusi, kaip šnekamojoje kalboje tuos vardus kirčiuoja. Paprastai veikia bendrosios kirčiavimo tendencijos, mados, nes negalim sakyti, kad vardai yra kažkokie išskirtiniai ir kad mes juos kirčiuosim kitaip negu bendrinius žodžius. Bendrinius žodžius veikia kirčiavimo mados ir vardus veikia. Turbūt esame visi pastebėję, kad dažniausiai dabar kirčiuojam arba vardo pradžia, arba vardo pabaiga, tai lygiai taip pat yra ir su bendriniais žodžiais. Tai šitos tendencijos ir šitie polinkiai matyti ir vardyno kirčiavime. Ir pagrindinis dalykas, kas man atrodo svarbu kirčiuojant vardus, kad toje viešojoje erdvėje jie būtų bent jau kirčiuojami paisant pagrindinių kirčiavimo dėsnių. Pagrindinė problema, man rodos, būna tada, kai žmonės pradeda painioti tuos įvairius kirčiavimo variantus. Vieną linksnio formą sukirčiuoja pagal vieną variantą, antrą pagal kitą. Žmogui tada jau atsiranda tas diskomfortas, jau ir pačiam tampa nebeaišku, ką čia su tuo vardu daryti ir kaip čia reikia kirčiuoti. Ir aišku, tada kyla nepasitenkinimas. Mūsų ta vardų kirčiavimo sistema, aišku, kad priklauso nuo vardo. Kai kurie sudėtingiau kirčiuojami, kai kurie lengviau. Bet aišku, kad galima visada kirčiavimą pasitikrinti, pasižiūrėti. Tarkim, Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje yra svetainė vardai.vlkk.lt, ten, man atrodo, visų vardų yra kirčiavimo variantai sudėti ir galima pasitikslinti. Bet juk kai kurie vardai gali būti kirčiuojami skirtingai, ar tuomet tėvai suteikdami tą vardą, jie ir registre įrašo su kirčiu vardą? Ne, tėvai tikrai su kirčiu nieko neįrašo, mūsų registras yra nekirčiuotas, turbūt jeigu dabar pasiūlytumėme registro darbuotojams kirčiuoti, tai griebtųsi už galvos, nes aišku, jie ir taip jau turi daug tų problemų su kitų tautybių žmonių asmenvardžiais ir aišku, į registrą įtraukti, pavyzdžiui, kitataučių šeimoje gimusio vaiko vardą pagal kažkokios kitos kalbos, kurios simbolių nėra lietuvių kalboje, tikrai būtų labai problemiška. Tai jeigu dar pradėtumėme kirčiuoti, tai tikrai būtų didžiulė problema, registras užlūžtų. Tačiau aišku, kad tie kirčiuojama labai įvairiai šeimose, tai be abejo, kad taip. Čia atskiras tyrimas yra to, tik tai dirbk. Baigiant mūsų pokalbį, šiek tiek pažvelkime vis tiek į ateitį. Aš suprantu, kad ateitį labai dažnai yra sudėtinga arba net neįmanoma prognozuoti ir planuoti, bet galbūt matote, kur link juda vardai ir ko galima tikėtis artimiausioje ateityje. Buvo tokių, pavyzdžiui, nuogąstavimų, kad Lietuvoje leidus dokumentuose rašyti dvigubą V arba kitas ne lietuviškas, bet lotyniškas raidės, kad štai dabar čia užplūs nelietuviškas raidynas ir turėsime vardų, kur nežinosime kaip tarti. Ar matote kažkokių grėsmingų ateities scenarijų? Čia labai platus klausimas, kaip pasižiūrėsi, vis tiek mūsų lietuvių kalbą reglamentuoja Valstybinės kalbos įstatymas. Ir aišku, kad mes turėdami lietuvių vardus, kol kas dar neturime tų tokių galimybių, kad čia galėtumėme rašyti tuos vardus kaip nori, registruoti kaip nori, yra taisyklės ir paprastai jų laikomasi. Metrikacijų biurų darbuotojai gana, sakyčiau, gerai prižiūri visą tą registracijos procesą ir tikrai neregistruoja bet ko ir bet kaip. Dėl registre atsirandančių visokių kitokių vardų, kurie nebūdingi lietuvių kalbai, tai žinoma, be abejo, kad jų atsiras. Ir jie atsiras ne dėl to, kad čia lietuviai nutautėja, bet vis daugiau atsiranda ir
kitataučių Lietuvoje, atsiranda tų, kurie, sukuria šeimą su lietuviais, kad jų vis tiek turi savo teisės ir stengiasi registruoti tuos vaikus tos kalbos, kuri jiems būdinga raidėmis. Tai dėl to tas vardas gali būti, žinoma, registre ir kitoks registruotas. Man atrodo, kad čia labai svarbus yra tas toks niuansas tautinio švietimo, filologinio švietimo. Kas mes esame? Esame lietuviai, kiek mums tai yra svarbi ta lietuvybė. Apie tai, man rodos, reikia galvoti ir kalbėti. O kad kitų tautų žmonėms reikia sudaryti galimybės, užregistruoti tuos vaikus tomis raidėmis, kas būdinga jų kalboms, tai man rodos, kad tai yra būtina. Ir čia tos atsiradusios, tarkim, pavardėse dviguba V, tai tikrai nėra nieko blogo. Tai kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Apie tai, kokius vardus savo vaikams mėgsta suteikti lietuviai, pasakojo Vilniaus universiteto kalbininkė profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Tadas Razmas ir Julija Šakytė Sarapė. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.